Šiandien paėmiau pabandyti Tayron Volkswageną. Tai pasidalinsiu nuomonę, kas patiko, kas nepatiko. Tai iš pliusų iškart matot automobilių dydis. Irgi didelis automobilis, ypač daug vietos gale, neblogai atrodantis ir nebloga apdailos kokybė. Bet tai tik iš pirmo žvilgsnio. Iš tikro visur gale, pavyzdžiui, čia kietas plastikas, čia kažkiek tai minkšta, kieta, čia minkšta. Turim užuolaidėlės, čia, kaip suprantu, life komplektacija. Tai kažkokių tai stebuklų nebus, kas liečia kokybę, bet, pavyzdžiui, čia zamšas. Ir bendrai automobilis kokį įspūdį paliko. Jis toks kažkur per daug pataupyta, kažkur jis atrodo, brangiau negu už jį moki. Sėdinių kokybė tikrai nebloga. Su mano ūgiu 1,85 m virš galvos tiek dar vietos. Kažkokio klaustrofobinio jausmo tikrai nėra. Visur kažkokie tai vokiški pribombasai, tai pavadinsim. Podėlio laikikliai nestandartiniai. Dažniausiai būna čia. Čia toks padėklas savotiškas. Kas nustebino, gale aš neradau jokių USB jungčių. Keista. Klimato kontrolė, čia angos, viskas gerai, bet nežinau, gal kažkur durelėse, šonuose, bet neradau. Tai va, kokybė, kaip sakoma, nėra super gera, nėra super bloga, patogumas, ergonomika, jokių klausimų nekyla. Tai tikrai vietos čia daug. Bagažinė elektra valdoma. Tikrai nėra maža. Vat koks pliusas, tai čia, sakau, didelis automobilis, tikrai didelis. Va žiūrėkit, čia, pavyzdžiui, jau nepataupyta. Kaip matot, plastiko minimum, visur zamšas, tikrai neblogai. Pavyzdžiui, šita dalis galėtų būti plastikinė ir daugelio automobilių taip ir yra. O čia mes jau turim, matot, kaip sakoma, ir 12 voltų rozetė, ir organizeriai, švietimas. Turim atsarginį ratą, normalų, tikrą, ne tik tai remonto komplektą. Va, čia irgi organizeriai. Kaip sakoma, net keista, kad net 230 voltų rozetę turim normaliai. Kaip sakoma, čia nepataupyta. Gale kažkur plastiko per daug. Pati išvaizda, man patinka. Nėra mažas automobilis, nėra jis, man asmeniškai jis gražus, tikrai jokia nepabaisa. Dar parodysiu, kaip šviečia ženkliukas, žiūrėkit. Irgi, aišku, čia skonio reikalas, bet gale, pavyzdžiui. Toj. Va. Raudonai šviečia Volkswagen ženkliukas. Nežinau, kažkam patinka, kažką ne. Man visai gal, nežinau. Parašykit komentaruose, kaip jums. Bet koks man asmeniškai yra dar vienas minusas. Variklis. Čia 1.5 turbo variklis. Jis, aišku, moka taupyti kūrą ir taip sukonfigūruotas, kad labai dažnai išsijungia. Bevairuojant, jis, ta start-stop sistema labai dažnai kažkaip tai išsijungia variklį. Kai jį išsijungia, automobilis rieda labai gerai. Vat būna automobilį, kur start-stop išsijungia variklį ir jis taip stabdo, pavyzdžiui, nuo kalnelio, kažkas tai tokio. Čia ne, jis toks jausmas, kad kažkoks taip pusiau hybridas. Bet koks yra minusas? Kad čia variklis nedidelis, 1.5 automobilis didelis, čia turbina turi išsisukti, kad jis pradėtų traukti. Tai pavyzdžiui, jeigu start-stop sistema išsijungia variklį, jūs kažkur norit pajudėti greičiau, tai paspaudžiat akceleratoriaus pedalą, kol įsijungia variklis. Kol išsisuka turbina, kol jis pradeda važiuoti, tai yra toks labai lagas. Va, mes važiuojam toks savotiškas greitkelis, aplinkelis. Pavyzdžiui, važiuojam šiam 8, reikia greit įsibėgėti. Žiūrėkit, jis kiek laiko apsuku, dabar 0 iš vis rodo, aš nežinau, kažkaip start-stop čia veikia. Reikia man greitai įsibėgėti. Va, tik dabar sureagavo. Aš apie šitą turbo lagą kalbu, kad jis toks, kol įsijungia variklis, kol ta turbina išsisuka, kol jis pradeda važiuoti. O kai įsivažiuoja jau, va, vėl, matot, na, va,
čia reikia priprast prie to ir žinot, kad jis greitai į pedalą nereaguoja. Greitį palaiko, taip, jokių problemų. Žiūrėkit, įsibėgėja ten 70, 80. Pavarų dėžė greitai perjungia pavaras, čia problemų nekyla. Tik tai dėl to tokio turbo lago, pavadinsim. Bet už tą taupo kuro. Jeigu aš perjungiu į sport režimą, žiūrėkit, įjungiam sportą, tai jis pradeda laikyti per didelės apsukas. Pavyzdžiui, gerai, mes važiuojam, vat reikia įsibėgėti. Matot, kaip jau beveik 3000 jis laiko pastoviai. Na, nemalonu bus važinėti mieste. Ir turbūt sąnaudos ženkliai paaugs. Geriau jungiam komfort. Eko net nenoriu bandyti. Kaip jis išjungia tą variklį, aš nesuprantu, jis pastoviai. Ar čia jis nukatina to kūro padavimą gal ir tai parodo, kad apsukų nėra, nežinau, ar čia start stopas taip veikia pas jį. Bet įdomiai sukonfigūruota. Kad taupo kūrą, tai faktas. Bet kad atima malonumą, tai irgi faktas. Liečia vairavimo patogumo, pakabą, tai čia man jokių klausimų nekyla, tikrai rieda gerai, jausmas geras, ergonomika gera, vairas, viskas matomumas, čia aš tikrai nieko blogo nepasakysiu, manau, patiks daugeliui. Jeigu kokia ten sankryža, žiedinė sankryža, ten panašiai, tai, na, norisi, kad jis greičiau kažkaip pajudėtų iš vietos. Toks trupučiuką nepasitikėjimas. Ir klausimai, kaip ir sakau, iš kokybės. Nu, pavyzdžiui, atrodo variklio viskas čia tvarkoja, ne, gražiai, vokiškai. Kas čia? Nesuprantu. Vat, pavyzdžiui, tokie dalykai, nu, nejaugi negalėjo kažkaip gražiau padaryti. Nu, keistai. Trupučiuką keistai. Tai va, su varikliu tokios bėdos. Aiškiai, priprast prie to galima, čia jokių problemų nebus, kad ten jau šakis jis ten nevažiuoja. Ne, jisai įsibėgėja, važiuoja greitkeliu, jokių problemų. Bet, kaip sakoma, tas minusas, kai jisai duoda. Tai parodysiu dar. Vairuotojo vieta. Dar grįšiu prie kokybės, prieš parodydamas pliusas šito variklio. Tai kas liečia kokybę, čia jau, pavyzdžiui, apdaila geresnė, bet čia, pavyzdžiui, siūlų imitacija. Čia ne siūlai. Čia toks plastikas imituojantis siūlą. Nu, nežinau. Man trupučiuką feikas, nu, bet jis minkštas. Kaip sakoma, čia jokių klausimų. Matot, siūlas minkšta, viskas tvarkoj. Nu, pavyzdžiui, šitas plastikas, aš norėčiau, kad būtų geresnis. Čia neblogai. Nu, pavyzdžiui, čia zamšas. Čia, kaip sakoma, tikrai fainas dalykas, nėra super būtinas tokiai klasiai, nu, bet čia zamšas, tai fainiau. Kas liečia priekį, didelis ekranas, čia pavyzdžiui, odos imitacija, Type-C jau USB turim, tai užkursiu variklį, parodysiu, papasakosiu, kokie pliusai šito variklio. Tai va, žiūrėkit, kokios kuro sąnaudos. Aš pravažiavau kiek 18 km, čia buvo kažkiek tai užmiesčio, kažkiek tai miesto, nu, bet vidutinis greitis 25 km per valandą. Nėra tikrai daug, čia, pasakysim, toks jau pusiau miesto režimas, bet sąnaudos 7,2 litro, va tokiai mašinai. Kaip sakoma, dėl to, kad jis taip lagina, galbūt kažkiek toks variklis, tas, nu, va, yra taip, kad arba visada su sport režimu reikia važiuoti, bet užtat visada maloniai nustebins sąnaudos. Nu, čia beveik, taip atsakysiu, kaip hibridinių automobilių. Nu, tai va čia vokiečiai gerai padirbėjo. Bendrai durelių kokybė, bet jeigu grįžtam prie kokybės, čia irgi, pavyzdžiui, minkšta apdaila, tokia kaip odos imitacija, bet irgi siūlai, nu, čia nesiūlai, čia toks, žinau, reljefas plastikė. Nu, vat, čia, pavyzdžiui, man per pigiai, čia gerai. Čia iš vis, odos imitacija, siūlai, viskas čia tvarko, negi čia negalėjo siūlų irgi įdėti. Nes, nu, taip trupučiu keistai atrodo. Nu, va.
Čia jau plastikas kietas. O čia vėl, žiūrėkit, kaip gražiai. Ir tvirtai, ir gražiai. Nu, malonu liesti. Puodelio laikiklį irgi jokių klausimų. Čia tas smart switchas. Jeigu paspaudžiam vieną kartą įsijungia vairavimo režimus. Nebent galbūt dėl variklio galima kažkas su individual pažaisti, gal jis kitaip reaguos, bet visien turbina, jinai vien, kaip sakoma, jie turi išsisukti. Jeigu antrą kartą paspaudžiam, čia reguliuojamas garsas, pavarų svirtis, automatiniai žibintai. Kaip sakoma, dėl ergonomikos, dėl automobilio jokių klausimų nekyla. Man patinka, kad Volkswagenas nuėjo nuo tų touchscreeninių mygtukų. Čia šis kažkokia nesąmonė buvo. Čia yra viskas tvarkoja jau. Tikri mygtukai, fiziniai. Gražu, faina naudoti. Multimedija irgi nelagina, jokių problemų. Labai greit, man patinka. Dėl šitų dalykų jokių klausimų nekyla. Dar vienas dalykas, kuris man nepatiko, galinė vaizdo kamera. Žiūrėkit, kaip jinai veikia. Toks kažkoks tai lagas, nežinau, norisi to minkštumo. Čia šito jau, tas kažkokie taip trukdžiai čia, nežinau. Galėjo gal geresnę kamerą tikrai dėti. Aišku, jinai iš visų šonų, čia viskas tvarkoja, pavažiuosim gal kažkiek, gal, pavyzdžiui. Žiūrėkit, bandom prisiparkuoti, jinai tokia kaip ir gerai veikia, kaip faktas, ta kamera, norisi, kad būtų jinai minkščiau, žinai, ta rezoliucija gal geresnė būtų, aš nežinau. Jinai savo funkciją atlieka, kaip sakoma, jinai tikrai jokių čia problemų nebus, kad jūs nematysit, bet tos kokybės, kaip sakoma, vienu žodžiu, čia yra kompromisas. Kažkur per gerai, per daug gerai, kažkur pataupė, kur gali nepataupyti. Tai va. Tai rašykit komentarus, ką jūs galvojat apie Tayroną. Kaip jums išvaizda, kaip jums bendrai šitas automobilis.